kas tas sugyventinių statusas ir kada jis įsitvirtina jau? Metai iš vis yra nereikšmingi Lietuvoje, gali nors ir 50 metų pragyventi, patys metai teisinės reikšmės neturi jokios. Kas turi teisinę reikšmę, ar jūs kūrėt iš bendrų lėšų arba bendro darbo kažkokį bendrą turtą. Ir ar buvo susitarimas, kad tai bus bendra. Na tai sakykime, bendras lėšas kooperavo, nusipirko kažkokį tai būstą, galbūt nusipirko vieno sugyventinio vardu, nes kadangi nebuvo, tarkim, santuokoje, nenorėjo abiejų registruoti, bet visą laiką buvo toks susitarimas, kad čia yra mūsų abiejų, iš mūsų abiejų pinigų, mes čia abu gyvensim, tada mes galim teisminiu būdu tą turtą dalinti, jeigu įrodom tikrai, kad buvo intencija abiem čia pirkti, abiejų darbų, abiejų lėšomis, tada galim dalinti tą turtą, pripažinti, kad jis buvo bendras, bet tai yra visada sudėtingiau negu santuokiniai klausimai. Nes įrodyti tą bendrumą yra sudėtinga, nesvarbu ne tik, kad jūs kartu ten gyvenot ir kartu kažkiek lėšų investavot, bet kad buvo tikrai susitarimas, kad čia bus jūsų abiejų, o ne tik, kad aš investuoju į tavo turtą ar kad šiaip prisidedu prie tavo turto. Tai jeigu, pavyzdžiui, nežinau, moteris ar vyras turi būstą, jam tai, nežinau, 35-40 metų, gal net vyresni, gal 50 metų, ir susipažįsta su partneriu, partnerė ir atsiveda į namus. Ir gyvena ten 10-15 metų kartu. Tai įrodyti, kad tai, nebuvo pirktas, nebuvo gerintas, bet tiesiog gyveno kartu, buitį vedė kartu. Tai tokiu atveju niekas nepriklauso. Buities vedimas yra kaip ir nereikšmingas, vien už tai, kad kartu gyvenot kažkieno būste, yra nereikšminga, nebent būtų kažkokie pagerinimai, tai arba kompensacija už pagerinimus, arba jeigu jau tie pagerinimai yra tiek esminiai, kad turto vertė iš esmės pasikeičia, vėlgi kažkaip pagerinai bakūžė iki gero namo, tada jau tokiu atveju galėtum net ir į dalį turto pretenduoti, net jeigu jis buvo įgytas anksčiau ir tik vėliau tu jį atsikėlė, bet tiek iš esmės jį pagerinai, tokia didelė vertė. Tada jau galima kalbėti, kad tau priteis irgi galbūt dalį turto. O jeigu gyveno kartu ten 30 metų ir mirties atveju, tarkim, vyras su moterim, moteris atsikraustė pas vyrą, 30 metų kartu gyvena, vyras mirė ir liko būstas. Ir dabar, aišku, ten yra gal kažkokie vaikai, anūkai ir vaikai sako jai, tai ir viso gero. Ar jinai turi kažkokią teisę į tą būstą, jeigu jinai tiek metų yra pragyvenus to vyro mirties atveju? Taip, jeigu nebuvo testamento, tai tas būstas pereis, visas turtas iš principo pereis įstatyminiam įpėdiniam, tai vaikai dažniausiai yra įstatyminiai, jeigu jų yra, jeigu nėra, tai kitiem giminaičiam. Viskas priklauso nuo to, ar ta moteris buvo kažką investavusi tą būstą, ar jinai prisidėjo, ar jinai gerino. Jeigu prisidėjo, jeigu jinai gerino, jinai turi teisę į kompensaciją iš įpėdinių. Bet jeigu jinai tiesiog gyveno ir tiesiog buitį kartu vedė, bet nei savo darbų remontavo, nei pinigais pagerino, tai viskas. Ok, tai reiškia, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti, tai jeigu pora nesiruošia tuoktis, bet kažkokias nori teisės turėti į kažką, tai turėtų abiejų vardu imti ir paskolą, ir vienodai nešti pinigus kažkaip tai ir taip toliau, kad ateityje, jeigu jiems tektų išsiskirti tiesiog būnant su gyventiniais, tai jie turėtų teisinius kažkokius įrodymus, kad jie kartu prisidėjo prie to kažkokio turto pirkimo. Tik toks atvejis. Taip, nes šiai dienai mes neturim partnerystės įstatymo. Labai dažnai yra galvojama, kad partnerystės įstatymas čia tik homoseksualiem asmenim, tai yra netiesa. Mes turim tiek daug ir heteroseksualių sugyventinių, kurie labai daug teisinių problemų patiria dėl to, kad nėra partnerystės įstatymo. Tai kas belieka kaupti įrodymus. Kaupti įrodymus yra apie savo įnašą į kažkokio būsto pirkimą, remontus ir apie tą intenciją, kad jūs abu savo perkat. Kad tai nėra tik, kad tu perki savo, o aš šiek tiek prisidedu, bet kad čia yra mūsų intencija, mūsų bendras būstas. Nes tą yra dažniausiai sunkiausiai įrodyti. Bet nevedę,
Taip. kartu gali įsigyti bendrą turtą? Gali, taip. Dabar jau bankai ir paskolas duoda nevedusiam asmenim, ir būstą įsigyti gali kartu. Tai rekomenduočiau taip ir daryti. Abiejų vardų pirkti, paskolą imti abiejų vardų, o ne tuo senoviniu būdu ant vieno, kaip sakant. Supratau. Na ir pakalbėkime apie vedybinės sutartis, nes paminėjai, kad tai jos apsaugo ne tik tai turtą, bet ir pensijas ir taip toliau. Tai kokios jos būna ir ką jose galima nurodyti iš viso? Nu, ten ką galima bet ką fantazuoti, ką tik nori, ar ten yra kažkokie dalykai, žinai, man priklauso šuo, man priklauso va ta akcija, ta nepriklauso, ar ten kažkaip abstrakčiau viskas, ar ten galima iki detalių viską nurodyti. Kam jinai iš vis reikalinga? Taip. Nes visi, dar iš karto užbėgsiu įvykiam už akių, ką aš girdžiu, dažnai, kai palieti vedybinę sutartį, ypač moterų atžvilgių, jos iš karto įsivaizduoja ir sako, kad tai yra kelias į skyrybas, nes vedybinę sutartį, tai ką tu jau čia skirtis ruošiesi? Kam tau čia apsisaugoti? Tai ką tu čia nėra meilės, nepasitikė, tai reiškia čia skyrybos. Jau užprogramuoji ateitį skyrybas. Aš labai dažnai šitą girdžiu. Net esu jau čia laidą apie tai darę su psichologė ir jinai tai patvirtino, kad labai dažnai šitas yra iškomunikuojama, jog tai yra pasiruošimas skyryboms. Vis dėlto, kas ta vedybinė sutartis ir ką joje mes galime nurodyti? Tai labai šiaip gerą paminėjai šitą tokį nusiteikimą neigiamą, kad aš irgi labai dažnai tą girdžiu, kai kalbu apie vedybinės sutartis, man sako, tai kam tuoktis, jeigu tu jau ruošies skirtis. Bet vedybinė sutartis yra kaip būsto draudimas. Juk mes nesiruošiam ir nelaukiam ir nenorim, kad mūsų būstas sudegtų, bet dėl viso ko jį apdraudžiam, nes žinom, kas bus, jeigu jis sudegs, o mes nebusim apsidraudę. Tai vedybinė sutartis iš principo atlieka tą pačią funkciją. Jinai apsaugo nuo blogiausių pasekmių. Ir vedybinės sutartis būna iki vedybinės ir po vedybinės. Jų esmė, skirtumas yra tik tas, kada jos yra sudaromos. Iki vedybinės sudaroma iki vestuvių ir įsigalioja nuo santuokos momento, po vedybinė gali būti sudaryta bet kada santuokos metu. Ir jų esmė yra ta, kad jos reguliuoja turtinius klausimus. Moralinių negalima, tai negalima su vedybinė sutartim sureguliuoti, kas plaus indus, kas rūpinsis vaikais, kaip turėsi atrodyti, ar priaugti kažkiek kilogramų ar nepriaugti. Tokių dalykų Lietuvos teisinė sistema neleidžia mums nusimatyti. Čia užsienio dalykai, žinau, kad nusimato žmonės ir kaip figūra turės atrodyti po kažkiek metų. Tai Lietuvoje tikrai ne. Taip, čia man rodos ir Lietuvoje buvo nuskambėjus viena situacija, bet ten yra užsienį sudaryta santuoka. Lietuvoje mes sprendžiam turtinius klausimus, tai mes jau net ir šioje laidoje aptarėme, kad tas bendras įstatyminis turtinis režimas yra, kad iki santuokos viskas asmeniška, po santuokos didžioji dauguma visko yra bendra, išskyrus su išimtimis keliomis. Tai su vedybinė sutartimi galima tą bendrą taisyklę pakeisti. Galima nusimatyti, kad viskas toliau lieka asmeniška tiek vieno, tiek kito. Galima nusimatyti, kad net tai, ką buvai įgyjęs iki santuokos, patampa bendra. Galima mišrų režimą taikyti. Nu tai pavyzdžiui, kad namas mūsų bus bendras, butas lieka mano asmeninis, alga lieka ten, tarkim, mūsų asmeninė, pensijos lieka asmeninės, bet žemės sklypas bendras ten, tarkim. Galima tiesiog kaip nori, taip susireguliuoji, kas bus asmeniška, kas bus bendra. Galima nusimatyti tam tikrus kompensacinius klausimus, tarkim, už pragyventų santuokos metų skaičių, kompensacija, jeigu bus santuoka nutraukta dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, kažkokia, tai negalima su vaikais į ateitį nuspręsti klausimų, negalim nusimatyti, su kuo liks vaikai gyventi, negalim nusimatyti, kokie alimentai turės būti mokami, negalima į ateitį nusimatyti, kokia bus bendravimo tvarka, nes čia jau yra neturtiniai klausimai. Čia yra vaikų klausimai, vaikai lieka atskirai. Tai su vedybiniam sutartim tiesiog tos turtinius klausimus galim susireguliuoti. Kokia yra ideali vedybinė sutartis? Ar egzistuoja tokia? Kurie būtų, na, pavyzdžiui, ten laikų patvirtinta, kuri yra tvariausia ir išlaiko santykius ir santuoką laiminga ir skyrybų atveju abi pusės lieka laimingos. Manau, ideali skyrybų sutartis yra ta, kuri skyrybų atveju abu partnerius paleistų su vienodai
laimėjusią turtinę padėtimi, nes tokiu atveju, kad nebūtų taip, kad vienas nesiskiria, todėl kad žino, kad liks plikas basas. Nes tada susidaro sąlygos toksiškiam santykiam, galbūt net smurtiniam santykiam. Kaip su vedybinės sutarties keitimais, kaip dažnai tą galima daryti? Kiek nori, galima eiti pas notarą, keisti, koreguoti, kiek nori, nes tikrai pasikeičia situacija. Galbūt, kai susitokiai, nenorėjai turėti vaikų ir jie buvo visiškai neimponuojantis, kad tavo žmona, tarkim, išeis vaiko priežiūros atostogas. Galbūt tuo metu dar neturėjai verslo ir tai buvo neaktualu, o dabar nori kurti kažką ir nori, kad tai galbūt tavo asmeniška arba taip toliau, tai gali eiti ir eiti vos ne kas savaitę pas notarą, kiek nori ir keitalioti. Okay. Bet čia yra svarbu, kad pas notarą jos yra sudaromos, tikrai jokia vedybinė sutartis negalioja tiesiog ant popieriuko surašyta. Prie vyno taurės. Maždaug aš, Artūras, pasirašau, kad visas mano turtas atitenka žmonai, tai ne. Vakare prie vyno, išgėrus 3 taurės. Po kivirčio, kad žmona atleistų, užrašai visą turtą, negalios. Kokią pačią keiščiausią vedybinę sutartį tu turėjai savo praktikoje? Žinok, Lietuvoje keistų nėra, kadangi mes negalim tų moralinių nuostatų įsidėti. Viskas iš principo yra tik turtiniai klausimai, o ką ten su tais turtiniais labai keisto nusimatysi. Aišku, gal keistesnis būna kokį šunį, kad gali palikti, nes šuo iš principo yra turtas. Nes už šunį mokėjai pinigus, tai nėra žmogus, šuo yra turtas ir galima nusimatyti, kad šunis kaip turtas kažkam atitenka. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.